Sveiki. Labą. Labai malonu susitikti. Šiandien lankomės galerijoje, kurioje eksponuojami išskirtinio grožio sienų dekorai, kuriuos būtinai norime jums parodyti. Čia laida Kur dizaineris? Laura, nuostabi galerija. Tikrai dėkinga lokacija, Gedimino prospektas, puikiai išpildytas interjeras. Ar gali pasidalinti Daimens Decor atsiradimo istoriją? Pati Daimens technologija buvo sukurta 2016 metais čia Lietuvoje. Po kelių metų, 18 metais, mes jau ją pristatėme parodoje visam pasauliu ir po truputį prasidėjo masinė būtent printerių gamyba, kuri puikiai sekėsi, bet kaip žinia atėjo Covidas ir mus visus uždarė Lietuvoje, nebegalėjom keliauti ir taip buvo sugalvota, kad pasirinksime vieną iš aplikacijų ir ją pradėsime vystyti ir, ją prekiauti. Taip buvo pasirinkta būtent Paintable Daimens Decor, tai ką matome šioje galerijoje, tai yra mūsų dažomi sienų dekorai. Oi, tikrai graži istorija. Tikrai dairausi galerijoje, nuostabu, labai gražu ir vis krypsta akys į gražius sienų dekorus ir klausimas kyla, kas tai per medžiaga? Geras klausimas, dažnai jisai klientams ir aplamai žmonėms kyla, tai yra maisto pramonėje naudojamas ir labai lengvai perdirbamas poliolefinas. Mes turime gavę ir žymaus instituto, kuris yra įsikūręs Kiolno mieste Vokietijoje, ženklą, kad esame pilnai ekologiški ir tuo labai didžiuojamės. Žodžiu, tai yra produktas, kuris neturi savyje PVC ir yra saugus tiek mums, tiek mūsų aplinkai. Kaip fainai, kokie šiuolaikiški. Ir tai, tarsi, klientam galiu drąsiai teigti, kad jie gali turėti tokį gražų dekorą savo namuose, drąsiai nebijodami jokio gyvendinimo, sudėtingumo, meistrų neradimo ar dar kažkokių problemų. Visiškai ne, ta prasme, dekorą mes jums parduodame, siūlome baltą. Ir tai, kad tu matai, tai yra finalinis produktas, kuris yra dažomas jau priklijavus ant sienos. Taigi dekorą klijuojame kaip ir kitus mums žinomus paprastus tapetus, klijais, kurias galime nusipirkti bet kurioje statybų medžiagų parduotuvėje ir vėliau ant sienos mes juos dažome. Tai galime padaryti patys, tikrai nesudėtingu būdu, mes klientam duodame įvairią video medžiagą, bet tikrai nepaliekame jų vienų. Taip pat turime savo meistrą, kurį rekomenduojame Lietuvoje ir, jis atvažiuoja į namus ir viską jums padaro. O, kaip fainai. Drąsiai bandykit, eksperimentuokit. Super, labai fainai. Ir dar norisi paklausti, kaip išgaunamas tas gražus reljefinis vaizdas. Tas toksai įspūdingas, nežvelgiantis, taip labai tikroviškai atrodo, labai toks... Tai va, taip ir nupasakoju to, kad čia tik rankų darbas, bet taip tikrai nėra, nes vis tik mūsų dekorai yra spausdinami printeriais, kuriuos esame ir sukūrę, taigi tai yra skaitmeninės spaudos ir rankų darbo derinys. Taip. Tai tą reljefą mes gauname būtent skaitmena. Super. O yra pas jūs kažkokia produkto paletė ar spalvų paletė, kurią būtent reikėtų jūsų dekorams naudoti? Vėlgi, puikus klausimas praktiškas, tai realiai yra taip. Mes, kurdami kolekcijas kartu su įvairiais dizaineriais tiek Lietuvos, tiek užsienio, rekomenduojame būtent konkrečiam dizainui tam tikras spalvininką, bet tai yra tik rekomendacija. Vėliau tu gali pasirinkti kokį tik nori spalvą ir dažai yra naudojami visi, kurie yra tinkami sienų dažymui. Ta prasme, pavyzdžiui, mes naudojame vandens pagrindų dažus, bet jie gali būti kokie tik tais jums reikia. Tai Laura, aš teisingai suprantu, kad jeigu klientas nori kažkokią sieną pasidekoruoti, puikiai gali panaudoti savo interjero spalvą, interjere naudojimus dažus. Taip, labai dažnu atveju, sakykime, žmonės naudoja mūsų dekorą tik vienai sienai, nes jis yra tikrai intensyvus, ar ne, ir tokia statement wall pasidaro. Tai jeigu, pavyzdžiui, naudoja, nežinau, dažus šviesiai pilkus visom sienom ir tuomet tą pačią spalvą dažnu atveju pratęsia ant būtent šito dekoro ir gauna tokį
reljefinį vaizdą. Net nebūtinai mes turime dekoruoti efektą dėti, ta prasme, ant to dekoro. Jis gali būti tiesiog vienos spalvos. Kaip kad mes turime ir čia studijoje, paskui galbūt parodysim ir žiūrovams. Oi, labai smagu, labai norėčiau pabandyti sukurti tą išskirtinį reljefinį gražų vaizdą. Tikrai, pabandom? Bandom. Dabar galim dar užsidengti šitą. Okay. Tai va, užsidengiam, ar ne? Ir namie dažant rekomenduoju. Nu, žinoma, žinai, užsideng grindis. Čia yra dekoro pavyzdžiai, kuriuos šiandien mėginsim dažyti. Okay, jie yra du skirtingi, iš skirtingų kolekcijų ir skirtingi naudojami jiems efektai. Tai va, bus matyt. Pirštinės daviau, jo. Rekomenduotina. Čia irgi yra patentuotas išradimas, apie kurį paskui pakalbėsiu. Gerai, papasakosiu. Jo. Aš pastrigau ties pirštinėm, bet tuoj. Tai daug jų ir nereikės. Tavo spalva šviesi, tau užteks, manau, vieno, gal dviejų sluoksnių. Ir viskas, ir dažom taip, kaip dažytumėm sienas. Tai tik tai turim įsivaizduoti, kad dažymas namuose vyktų jau ant sienos, žinai. Tai spalva kokia graži. Labai graži šita spalva. Man tai patinka dažyti, tokia truputėlį meditacija. Visiškai medituojam. Mes su viena kolegė atvažiavom ir pačios tiesiog persidažiam. Tai irgi yra toks privalumas, sakykime, namie, jeigu pabosta, arba ten galbūt vaikai, žinai, ištepa, tai tiesiog pasikeiti, nusipirki naują spalvą arba tą pačią ir, žodžiu, labai lengvai gali atsinaujinti arba išviežinti. Tai toks, žinai, nes užsikliuosi tapetus, tai faktas, kad viskas. Plius irgi koks yra, ko galbūt nepaminėjau pokalbį prieš tai, privalumas, kad tu nematai jungčių. Kadangi tu dažai ant sienos jau esantį daiktą, tai tu jas uždažai. Ir jeigu, sakykime, paprastų tapetų tu matytum linijas ar ne jungčių, tai čia, kaip matai, ant tos sienos yra keturi lapai, 4 lakštai ir jų nėra. Mūsų printeris leidžia spausdinti 1,53 m, maksimalus plotis, tai vis tiek yra labai daug. Aukštis ten, sakykime, be pabaigos beveik yra 40 metrų. Bet kai reikia, mes tikrai ir karpom, darom siauriau ir derinam. Žodžiu, klientui jau pateikėme tokį galutinį produktą, kuriam belieka suklijuoti. Tai tikrai nebūna ir sužymėm, žinai, 1, 2, 3, 4, eiliškum toliau panašiai. Tai tas. Kitas momentas. Taip, mes turime 300 dizainų kolekciją, virš 300, kurių galite rasti mūsų Diamonds Decor puslapyje, bet jūs galite sukurti savo dizainą, ta prasme, tu gali sukurti savo patterną, nežinau, nori vaiko vardo ant sienos, ar ten, nu nežinau, logotipo įmonės, ar bet kokį ten smilgą, braškę, žuvį, nu žodžiu, ką nori, tu gali atsiuntus mums nuotrauką arba failą vektorinį, mes patvarkome, kaip čia reikia pagal mūsų reikalavimus ir žiūrėjome spausinti. Tai yra visiškai personalizuojamos sienos. Kūrybai ribų nėra. Ribų nėra, tikrai. Šaunuoliai, labai gražu. Taip, laukiam, kol turim sulaukti, kol išdžius. Bet čia šilta, tai jisai išdžius. Dalies. Taip, esmė yra, kad prieš dedant efektą arba tas dažant ryškias viršūnėlės, bazinė spalva arba ta pagrindinė spalva turi būti gerai išdžiūvusi, kitaip velsis tas kitas dažas. Tai namie dažant galime per naktį palikti, ten kokiai valandų 2, žodžiu, skaityti, ką rašo dažų gamintojai, nes būna dažniausiai nurodytas džiovimo laikas. Taip. Ir tuomet ant tam tikrų dizainų mes dedame efektą arba antrą spalvą. Tai šiuo atveju siūlau naudoti tokį labai mūsų brangų darbo įrankį, putplastikėtą. Ant jo tepsime plonų sluoksnių metaliką. Čia esu sumaišiusi sidabrą su auksu. Tai tokį turėsim.
Ir, žodžiu, paėmę šitą putlastį į ranką, mes tiesiog braukiame per viršų. Gali pamėginti. Taip, Ir ką mes gauname? Mes gauname, kad ta dalis, kuri yra iškilusi 2 mm, ar ne, ją nudažome, o dalis, kuri yra pačioje, lieka to žalios, šiuo atveju žalsvos spalvos. Jo nenusitepa. Tas raštas, aš kaip laukiau iš to momento. Na, žinok, nėra blogai, nėra gerai. Kiekvienas mes turim savo braižą. Ir viskas bus veiksmas. Kaip kažkur tau mažai gali, žinai, tepti. Kitas momentas, jeigu, sakykime, žinai, kažkur nepatiko, įsitepė, tai, čia nėra tokio varianto, bet jeigu taip atsitiktų, tai paėmus kokį nors vatelę, ten ausų krapštuką ir sušlapinus, galima pavalyti vietoj. Tas tuo metu, kol dar yra šlapia, kadangi tai yra vandens pagrindų dažai, tai jie puikiausiai, žinai, nusivalo. Ir va viskas. Tai tu, pavyzdžiui, tu daugiau tepi negu aš. Bet kaip skiriasi mūsų dažymo būdai. Aš daugiau užtepiau, taip? Jo. Tai bet sakau, čia kiekvienas pagal... Čia šiek tiek. Mes, pavyzdžiui, prieš siunčiant irgi užsakovam, klientam jau sienų dekorą, visuomet įdedam pavyzdį. Mažesnį, didesnį, negu dabar čia matom, kad jie pasimėgintų. Nes iš tikrųjų, gal taip nedrastu tepti tiesiai ant sienos, nes vis tik atrodo, kad čia viskas, nors tikrai gali pertepti. Tai siūlome pasitreniruoti, žodžiu, ant tokio pavyzdžio, žinai. O yra kažkokia tepimo kryptis, ar tiesiog patogiais judesiais, kaip vis tai gali tepti. Yra dizainų, kur galbūt reikėtų truputėlį sekti ar ne, ten tą kryptį, bet šiuo atveju, kai yra toks beveik pikselį, matai, tai tiesiog imi ir tepi. Ir pavyzdžiui, čia, sakykime, mes ir turime visai tokį, žinai, margą. Bet vėl, žiūrėk, tu matai mažą gabaliuką, kai ant sienos didelis visai kitaip atrodo. Taip. Ir viskas, ir džiovinam, vuolia. Taip, aš jau čia meną sukūriau. Taip, čia. Bet jausmas nerealus, visiška meditacija ir tu iškart matai efektą, iškart matai rezultatą savo darbo, toks grinai kaip kurtų meną, atrodo, labai svarbus jausmas. Kur reikia nebijoti, bet jeigu matai, kad vis tik nedrastu, tai samdaisi meistrą, kuris tau nudažo tą sieną. Sakau, čia tikrai nieko, čia no rocket science, žinai, jeigu mes galim, tai vadinasi, kiekvienas gali namuose turėti tokį sienų dekorą. Taip, I did it! Fainai, nerealiai. Laura, aš labai stebiu jūsų veiklą ir matau, kad dalyvavot parodoje užsienį, kad sparčiai plečiatės. Ar gali papasakot plačiau? Tai taip, mes esam pasirinkę tokią verslo kryptį ir būtent norime įeiti į Amerikos rinką. Tokie buvo patirti tyrimai, statistika, žodžiu, mes čia ne taip sugalvojom, sako, kad, žodžiu, toks buvo sprendimas rimtas ir todėl dalyvaujame būtent parodose, interjero parodose Amerikoje ir šiemet startuojame, taip kitko, už kelių savaičių su galerija, tai mūsų showroomas Majamyje ir rugsėjį bus nauja galerija New York'e. Taip pat šiemet šių metų planas toks ir buvo ir jis, žodžiu, su kaupu pildosi, tai labai džiaugiuosi. Fantastika, aš tikrai labai linkiu, kad išsipildytų visi siekiai, visi planai, visos svajonės ir šiaip aš esu labai dėkinga, kad galima pas jus užsukti, su klientais pabendrauti, pasiūlyti jūsų gražių dekorų. Gal gali pasidalinti va šitą idėją, kaip jinai brandinasi? Tai mes turime nuostabią erdvę, kaip ir kalbėjom pradžioje, miesto centre ir jinai tokia kol kas yra truputėlį neįveiklinta, dėl ko man labai skauda širdį. Tai, žodžiu, aš labai noriu, kad tai būtų ne tik, kad, žinai, showroomas, bet kad tai būtų gyva erdvė susitikimams tarp dizainerių, architektų, klientų. Žodžiu, aš noriu pakviesti visus ateiti čia, yra erdvė, viršuje yra stalas, kėdės, printeriai, televizoriai, kur galima atsivesti klientą ir dirbti. Tai, žodžiu, toks jis turi tapti gyvas organizmas, kur galima daryti parodas, rengti workshopus, žodžiu, parodas, kartojasi, žinai, žodžiu, aš noriu, kad čia būtų gyva ir dabar kaip tik bus dizaino savaitė, kur darysim kolaboraciją su interjerio namais, kur pakviesime jūs pamatyti, kaip galima, žinai, turėti tiek dekorą, derinti jį su ten foteliu ar staliuku.
Žodžiu, tai vat tokio aš noriu ateityje daugiau, tai jeigu turi minčių dalinkis, darom kažką, žinai. Sukurtos visos sąlygos plėsti, kurti, bendrauti, komunikuoti. Tikrai, nes šaunuoliai, kažkaip labai norisi jo, kad tai būtų toks kultūrinė vieta susitikti ir, žodžiu, daryti gražius dalykus. Būtinai užsuksim, kuo dažniau visus kviečiam. Dabar tikrai žinosit, kur atvykti, norint išskirtinio sienų dekoro. Kurkim, drąsiai ieškokim, eksperimentuokim, užteks tų nuobodžių pilkų sienų. Čia buvo laida Kur dizaineris. Adios! Šiandien lankomės galerijoje, kurioje eksponuojami